Jūsų įrenginys reikalauja remonto? Siūlome nemokamą diagnostiką. Be skambučių ar kelionių, paimame tiesiai iš jūsų durų ir grąžiname. Prieš remontą siunčiame kainos pasiūlymą ir tęsiame tik gavę jūsų patvirtinimą. Paprasta, skaidru ir profesionalu. Nuoroda aprašyme. Pasiruošimas. Prieš pradedant įsitikinkite, kad turite tinkamus įrankius: plokščią atsuktuvą, Philips atsuktuvą ir antistatinį kilimėlį. Taip pat rekomenduojame atlikti nemokamą diagnostiką, kad įsitikintumėte, jog problema yra būtent klaviatūroje. Galite pasinaudoti paslaugomis, kurios siūlo paėmimą į namus, kad būtų patogiau. Išjungti ir atjungti. Išjunkite nešiojamąjį kompiuterį ir atjunkite visus priedus, įskaitant maitinimo laidą. Jei įmanoma, išimkite akumuliatorių, kad išvengtumėte atsitiktinio įsijungimo. Atidarymo procesas. Atsargiai naudokite plokščią atsuktuvą, kad atlaisvintumėte dangtelį, kuris yra po klaviatūra. Pradėkite nuo vieno krašto ir lėtai judėkite aplink, kol dangtelis bus visiškai atidarytas. Klaviatūros išėmimas. Po dangtelio nuėmimo suraskite klaviatūros tvirtinimo varžtus. Naudokite Philips atsuktuvą, kad juos atsuktumėte. Po to atsargiai pakelkite klaviatūrą nuo pagrindo, būkite atsargūs su jungtimis. Naujos klaviatūros įdėjimas. Paimkite naują klaviatūrą ir prijunkite ją prie jungties. Įsitikinkite, kad ji tinkamai įsitvirtina. Po to užsukite tvirtinimo varžtus, kad ji būtų saugiai pritvirtinta. Dangtelio uždėjimas. Uždenkite klaviatūrą su anksčiau nuimtu dangteliu. Įsitikinkite, kad jis tinkamai užsidaro ir patikrinkite, ar nėra spragų. Testavimas. Prieš uždarant nešiojamąjį kompiuterį, prijunkite maitinimo laidą ir įjunkite jį. Patikrinkite, ar visi klavišai veikia tinkamai. Jei kyla problemų, galite pasinaudoti nemokamą diagnostiką, kad nustatytumėte, ar nėra kitų problemų. Galutinis žingsnis. Jei viskas veikia, uždarykite nešiojamąjį kompiuterį ir įsitikinkite, kad jis gerai uždarytas. Jei turite klausimų ar nesate tikri, ar procesas buvo atliktas teisingai, pasinaudokite paėmimo į namus paslaugą ir gaukite profesionalią pagalbą. Kainos pasiūlymas. Prieš pradedant remontą rekomenduojame gauti kainos pasiūlymą, kad žinotumėte, kiek tai gali kainuoti ir kokios paslaugos bus teikiamos. Tai padės jums geriau suplanuoti savo biudžetą ir išvengti staigmenų. Jūsų įrenginys reikalauja remonto? Siūlome nemokamą diagnostiką. Be skambučių ar kelionių, paimame tiesiai iš jūsų durų ir grąžiname. Prieš remontą siunčiame kainos pasiūlymą ir tęsiame tik gavę jūsų patvirtinimą. Paprasta, skaidru ir profesionalu. Nuoroda aprašyme.